Sveiki, mano vardas Simona Petrauskaitė ir aš jums pristatysiu Google Sites priemonę skirtą svetainių kūrimui. Google Sites yra nemokama internetinė priemonė, leidžianti vartotojams lengvai kurti ir dalintis internetinėmis svetainėmis. Tai yra Google kompanijos produktas, kuris leidžia naudotojams kurti informacinės, edukacinės ar bendradarbiavimo pagrindų veikiančias internetinės svetainės be programavimo žinių. Taip pat lengva integruoti kitus Google įrankius, kaip Google Docs, Forms, Calendars ir taip toliau. Šios priemonės populiarumas nuosekliai auga, remiantis BuildWith duomenimis 2025 m. balandžio mėnesį daugiau nei 1,1 milijono svetainių buvo sukurta naudojant būtent Google Sites priemonę, iš kurių daugiau nei trečdalis tebėra aktyvios. Google Sites prieiga yra labai paprasta, galima naudotis tik internetu, specialios diegiamos programos nėra, todėl yra lengvai prieinama plačiam naudotojų ratui. Įmanoma iš kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar telefono, bet jeigu jūs kuriate puslapį, internetinį puslapį, būtent naudojantis šią priemonę, pravartu naudoti kompiuteryje, o jeigu jūs esate vartotojas, tik peržiūrėti puslapį, tada visi 3 įrenginiai puikiai ją palaiko. Norint naudotis šią priemonę, būtina turėti aktyvią Google paskyrą. Prieiga prie šios priemonės gali būti suteikiama tiek per asmenines, tiek per švietimo ar kitų institucijų suteiktas Google paskyras. Skaidrėje esu įdėjusi nuorodą, jeigu dar neturite Google paskyros. Privalote ją susikurti, norint naudotis Google Sites. Tai trumpai pristatysiu, kaip galite sukurti puslapį, naudojantis būtent šią priemonę. Apie tai galima būtų kalbėti ilgai, bet laikui spaudžiant parodysiu esminius dalykus. Būtinai turite būti prisijungę prie savo paskyros. Norint pradėti naują internetinį puslapį arba jo šabloną, turite paspausti pliusiuką, pradėti naują puslapį. Spaudžiate ant tuščias šablonas, na ir kur yra nepavadintas, neįvardintas svetainė, galite čia savo pasirašyti, nes tai bus tik matoma jums pavadinimą. Pavyzdžiui, jeigu kuriate daug internetinių svetainių, būtent naudojantys šią platformą, jums lengvai bus atsirinkti, kuri tai yra svetainė. Aš galiu rašyti, pavyzdžiui, mokomoji versija. Čia matote pagrindinį titulinį puslapį jūsų svetainės ir aš, pavyzdžiui, noriu sukurti svetainę savo mokiniams apie kalendorinės lietuvių šventes. Rašau, lietuvių kalendorinės šventės. Taip. Ir tai bus mano titulinis puslapis. Kairėje matote, kad galite pridėti daugiau teksto, paveiksliuką, nuorodą ar tiesiogiai failus iš Google disko. Taip pat galite sukurti turinį svetainiai ar įkelti dokumentą, nuorodas, kitus dalykus iš skirtingų Google įrankių ar kitų platformų, pavyzdžiui, kaip YouTube. Aš taip pat noriu dar pridėti jums, parodyti, kaip galima pridėti puslapį. Jūsų toje svetainėje spaudžiate page, puslapis, pliusiuką, new page. Pavyzdžiui, aš noriu vaizdinė medžiaga. Spaudžiate atlikti. Tada atsidaro šis puslapis, grįžtam insert, aš noriu ir nuorodą įkelti. Čia turiu savo sukurto video nuorodą iš YouTube platformos. Radau, paspaudžiu, insert, įterpti. Na, štai atsirado nuoroda. Jeigu paspausite ant temos, galite pasirinkti puslapio spalvą, šriftą, dizainą ir visą kitą. Tai yra tik pradžia, ką gali jums duoti Google Sites priemonė, norint kurti puslapį. Na ir paskutinis labai svarbus. Jeigu norite pasitikrinti, kaip atrodo, spauskite preview, galite matyti, kaip atrodo kompiuterėje jūsų svetainė, kaip atrodo iš telefono. Ir kai jau viską pabaigėte, spaudžiate publish, publikuoti, parašote, kokią norit svetainės pavadinimą, kad matytųsi.
Jeigu norite visiškai, kad būtų tik svetainės pavadinimas, turite išsipirkti atskirą domeną, jisai kainuoja papildomai. Taip pat Manage paspaudus mygtuką galite nustatyti, kas matys jūsų puslapį ir paspaudus galutinai Publish šis puslapis bus veikiantis. Ir pavyzdžiui, mano jau yra sukurta prieš tai svetainė apie kalendorinės šventės. Štai kaip jinai atrodo. Yra skirtingi puslapiai, aš ją esu įkėlusi ir animaciją, ir tekstą, ir panašiai. Taip, grįžkime į prezentaciją. Tai pagrindiniai naudotojai į Google Sites priemonės gali būti du – turinio kūrėjai ir turinio vartotojai. Aš kalbu plačiau apie Google Sites priemonės panaudojimą švietime, tai kūrėjai turinio galėtų būti mokytojai, o naudotojai mokiniai ir jų tėvai. Priemonės panaudojimas mokymuose. Tai Google Sites suteikia galimybę kurti virtualią mokymosi aplinką, kuri pasiekiama bet kuriuo metu iš bet kurios vietos, tinkama savarankiškam ir asinchroniniam mokymuisi, leidžia integruoti tekstus, vaizdo, garso įrašus, interaktyvias užduotis, nuorodas į papildomus šaltinius, bendrauti pasitelkiant kitus Google įrankius. Mokytojo vaidmuo. Tai jis kuria ir struktūruoja turinį, stebi mokinių pažangą, pateikia grįžtamąjį ryšį, rengia virtualius susitikimus reikalui esant per Google Meet, Gmail. Mokinio patirtis. Jis gali mokytis individualiu tempu, savarankiškai, netgi iš norimos vietos ar įrenginio, peržiūrinti mokomąjį turinį, atlikti užduotis, pateikti atsakymus, savikontrolės testus, taip pat gali dirbti bendruose projektuose su kitais mokiniais ar bendrauti su mokytoju. Priemonės palyginimui pasirinkau dar kitas dvi alternatyvas, kurios populiarios taip pat kuriant internetinius puslapius, tai yra Wix ir WordPress. Kadangi vėlgi laikas spaudžia, neaptarsiu tiek daug, bet pagrindinius skirtumus matote lentelėje. Na ir pabaigai aš norėčiau išskirti, kuo būtent Google Sites yra išsiskiriantis ir jo pateikti privalumus šios priemonės. Tai kad tai yra būtent lengva naudotis tiek turinio kūrėjui, tiek vartotojui, kad tai yra nemokama platforma lyginant su kitomis alternatyvomis, nes jeigu Wix, pavyzdžiui, ar WordPress, jeigu norite daugiau kažko, jūs turite mokėti už atskirus planus. Taip pat integracija su Google įrankiais, tai praturtina jūsų svetainę, aukštas duomenų saugumas, kas yra ypač aktualu švietimo sektorėje ir prieinama iš bet kurio įrenginio. Tai nesvarbu, ar mokinys mokosi iš mokyklos suolo ar iš savo namų kambario. Ačiū Jums už dėmesį ir tikiuosi, kad kitą kartą kuriant internetinę svetainę pasinaudosite būtent Google Sites priemonę.